Apart šios dalies, tai bus daugiau pastebėtų tezių pakomentavimas. Jei turėčiau suteikti šaltinius kiekvienam čia išsakytam teiginiui, paskaita taptų 12 valandų trukmės. Litvinizmas yra daugybės prieštaringų teiginių kratinys. Aš pamėginau identifikuoti pagrindinius postulatus. Visų pirma, tai statutai parašyti senąją rusėnų, senąją rusų arba senąją ukrainiečių, akademikai skirtingai vardina, bet ne senąją baltarusių. Ir iš visi šitie momentai nėra veiksniai, kurie apsprendžia, kas buvo titulinis etnosas valstybės, pavadinkim taip. Esmė vis tiek lieka ta, jog įkūrėme ir išplėtėme bei valdėme didžiąją dalimi valstybę mes, lietuviai. Jeigu sutiktume su šiuo klaidingu teiginiu, tai reikštų, kad valstybė buvo rusėnų, nes jos brandulys iš karto atsidūrė rusėniškose žemėse. Tai su tuo sutikti negalima ne tik dėl to, kad tai yra melas, bet ir dėl to, kad tai neigia mūsų valstybingumą. Ne, Vilniaus Kryvyčiai neįkūrė, labai aiškiai tai yra baltiška gyvenvietė ir ne, Stalinas neatidavė. Visų pirma, Vilnius buvo iš Lietuvos atimtas, užgrubtas Želigovskio aletai maišto metu. O jeigu kalbame apie kažkokį atidavimą, tai Stalinas dar ir ne viską atidavė, nes pagal 20 metų sutartį geras gabalas tos etnografinės Lietuvos liko Baltarusijoje. Tokio įsakymo tiesiog niekada nebuvo. Visi, kas atkeliaudavo į tą etnografinę Lietuvą, jau vėlesnių laikų Lituanija propria, vadinama tai Kaunas, Vilnius, Trakai, Kernavė, Biržai, Merkinė, visi labai aiškiai matydavo lietuvius, rusėnus, žydus, lenkus ir labai aiškiai atskirdavo visas tas etinės grupės ir niekam nekilo klausimų, kokia yra ta lietuvių kalba. Net ir kai kurie, dar prieisim prie tų rusėniškų giminių, bet iš esmės visi šie valdovai, vardinti čia, jie vienareikšmiškai buvo baltų kilmės, pagonys arba vėliau katalikai. Jie tikrai nebuvo kažkokie slavizuoti baltai. Dabar, kuomet ši tema iškilo į viršų, litvinistai susigrėbė kai kurie, čia kažkas ne visai taip su jų pasakojimu, ir jie bando truputuką sukti plokštelę atgal ir ieškoti kompromiso. Sako, jog iškilus rusėnų kilmės giminėms tampa Baltarusija, baltarusiška valstybė. Ne velnio. Chodkevičiai, Tiškevičiai, daugybė kitų giminių kildino save arba iš lietuvių, vienokio ar kitokių karžygų, Chodkevičiai iš bareikų pavyzdžiui, arba iš lotynų, Sapiegos iš Sapijos. Visi kiti rusėnų kilmės didikai, kurie labiau save tapatino su Ruse, jie kildino save iš Riurikaičių. Tai netgi tie rusėnų kilmės didikai, jie buvo politiškai lietuvizuoti, jie įsiliejo į mūsų etnoso sudėtį, pavadinkim taip. Ne, kaip jau buvo minėta, tai buvo Lietuvos plėtra buvo iš esmės karinėmis ir politinės prievartos priemonėmis. Tautos tokių, kaip mes suprantame dabar, nebuvo, tokios lietuvių tautos nebuvo, bet Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorijos autoritetas, yra labai aiškiai įrodęs, kad 14 amžiaus antroje pusėje, tai yra Algirdo Kęstučio laikotarpis, lietuvių tauta jau buvo susiformavusi. Taip, ji nebuvo tokia pat, kaip yra dabar, ar 19 amžiui, bet ji jau labai aiškiai skiriasi nuo visų kitų kaimynių. Ir čia juodu ant balto yra parašyta, galite pasitikrinti ir šitą reikia kartoti mūsų visiems liberalios ir itin kairuoliškos pakraipos kolegom, kurie bando visaip kaip primesti, kad lietuvių nebuvo ir kad čia viskas yra visiškai neaišku. Ne, Aukštaitija buvo vienareikšmiškai lietuviškas regionas, bet turėjo tam tikras salas rusėniškų teritorijų. Tačiau tai nekeičia bendro fakto, tai tikrai nebuvo kažkoks 50-50. Jeigu man reikėtų visus tuos klaidingus naratyvus sujungti kažkokį vieną nuoseklesnį pasakojimą, tai skambėtų maždaug taip. Įmanoma viskas ir bet kas, tik ne tai, kad dabartiniai lietuvysai yra tie patys baltai lietuviai, kurie vieni kūrė Lietuvos valstybę, įgavusi LDK pavadinimą, o vėliau nuo 13 amžiaus vidurio iš galios pozicijos įvairiomis priemonėmis laipsniškai prijungė rusėniškas, dabar baltarusiškas ir ukrainietiškas žemes. Egzistuoja nuomonė, kad su nuosaikiaisiais litvinistais būtina kalbėtis ir kažkaip su jais ten tartis. Aš šiai nuomoniai griežtai nepritariu, nes tai yra ta pati nesąmonė įvilkta tiesiog į kitą pakuotę. Jeigu kairiai pusėje yra lietuvių istorinė tapatybė, jinai yra gaublys, gal truputuko ovalus, mes tikim visokiom birutėm ir panašiai, tai
litvinistai yra tiesiog plokščia žemininkai. Ir kai mes bandome rasti kompromisą, gaunasi va tokia nesąmonė. Ir būtent tokią nesąmonę daugiausiai skleidžia Baltarusijos režimas ir įvairūs Kremliaus pseudoistorikai. Ta radikalų litvinizmą labiau mėgsta Baltarusių išeivyje. Ukrainiečiai į Lietuvą žiūri labai pozityviai. Jie prisimena LDK kaip aksuminę okupaciją, kaip lietuvmetį. Latviams mes iki šiol esam broliukai, o va ateina Baltarusiai ir viską nori apversti aukštyn kojom. Ir kyla natūralus klausimas, kodėl? Mano atsakymas yra 100-metės Rusijos dezinformacijos rezultatas. Visas šias melagienas galima sutikti jau 15 amžiaus pirmoje pusėje. Jas aprašo Andrew Wilson. Ir čia yra būtent ta tokia nuosaikio litvinizmo melagiena apie tai, kad neva baltarusių protėviai ir lietuviai užėmė lygiavertės pozicijas nuo pat valstybės įkūrimo. 16 amžiuje, kovų su Maskva metu, šie naratyvai suintensyvėja ir juos aprašo Darius Kuolys. Taip, politiškai kontroversiška figūra, bet šis jo tekstas, Almanate Rusija dienos šviesoje, yra tikrai puikus. Jis yra šiame institute išleistas GSSC, jam vadovauja Linas Kojala, tai informacija tikrai yra patikima. Ir 16 amžiui maskvėnai visaip kaip bandė įrodyti, kad lietuvių didikai iš esmės yra rusėnai ir svarbiausia yra prastos kilmės rusėnai. Šiek tiek vėliau jau yra sutinkamas kitas naratyvas apie tai, kad Lietuva išsiplėtė rusėnų geranoriškumo dėka. Tai aprašo Rowell istorikas, britų istorikas, nesikartosiu, galite patys paskaityti. Čia išeina kalba apie 16 amžiaus antrą pusę. Dabar pristatysiu informaciją iš šio Dariaus Sutkaus straipsnio. 19 amžiui litvinizmas pirmą kartą yra sutinkamas kaip kažkas atpažįstamo į dabartinius laikus. Visi tie prieštaringi, klaidingi naratyvai yra sujungiami į vieną komplektą, į vieną nuoseklesnį pasakojimą. Ir jis yra būtent skirtas tam, kad slopintų lietuvių motyvaciją priešintis. Nes po 3 ATR užgrobimų lietuviai nuolat sukildavo. Ar Kosciuška, ar 31 metų sukilimas, ar Napoleono karai, ar 63 metų sukilimas. Lietuviai visada, kaip tik įmanydami, priešinosi cariniai okupacijai. Deja, bet 20 amžiaus pradžioje prie viso šito labai smarkiai prisideda Lenkai. Būtent jie sugalvojo terminus Lietuva, lietuvysai. Labai rekomenduoju kitą Dariaus straipsnį. Čia litvinizmas aprašomas labiau iš politinės pusės. Montuodamas laidą supratau, kad reiktų atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų incidentą – Vaclovo Lastovskio iššokimą Kaune. Esą dabartiniai lietuviai tėra žemaičiai, o Lietuva nelegaliai pasisavino LDK palikimą. Tiesa, šis Zenono Butkaus vertinimas, kaip jau pamatėme, nėra visiškai tikslus. Šaltojo karo pradžioje, 55 metais, šituos naratyvus pradeda prašyti lietuvių išeivyje. Šiuo konkrečiu atveju Mykolas Biržiška. Ir jo visiškai neįtikina, kad čia kažkoks tai neva vakarietiškas pasirinkimas. Jis labai taikliai tai priskiria Kremliaus dezinformacijai. Tiesa, Biržiška ragina nesikarščiuoti. Jisai labai deda smarkų akcentą ir tvirtą tokį akcentą ant to, jog lietuviai ir baltarusiai daug bendradarbiavo 20 amžiaus pradžioje ir lietuviai labai padėjo baltarusiams vykdyti tą savo tautinį atgimimą. Tačiau dėl būtent va tokių litvinistinių nesąmonių tie santykiai vėliau atšalo. Ir iš esmės jie tokie atšalę išliko visą likusi 20 amžių. Buvo 2 grupės – Abramčikai ir Astrauskininkai. Abramčikai buvo gausesnė, litvinistinė, o kiti buvo mažesni, bet buvo lietuviam palankiai nusiteikę. Tai tokia buvo ta baltarusių išeivija 20 amžiaus viduryje. Bet yra ir kitokių liudijimų, pavyzdžiui, Simas Sužiedėlis, žymus tuo meto istorikas, publicistas. Jisai aprašo, kaip baltarusiai melavo JAV kongreso komisijai, kuri buvo sukurta tam, jog ištirtų skriaudas padarytas Europos tautoms sovietų okupacijos metais. Ir Simas Sužiedėlis, vėlgi aprašo visas tas nesąmonės, esą tikroji Lietuva yra Baltarusija, taip toliau. Ir Simas Sužiedėlis dar prieš daugiau nei 70 metų tiksliai sudeda visus taškus ant I ir atlieka tokią mini strateginės komunikacijos analizę. Aš dabar užsičiaupsiu ir patylėsiu ir leisiu jums pasiskaityti.
Deja, mūsų kai kurie politikai dar iki šiol nesugeba šito paprasto dalyko suprasti. 80-ųjų pabaigoje ir 90-ųjų pradžioje suklesti Nikita Jarmalovič teorijos. Pasak jo, Lietuva buvo aplinkaimus Litva, kurie buvo netoli Naugarduko. Ir aš tada sakau, dviese galim žaisti šitą žaidimą, aš atsiverčiu Google Mapsus ir surandu vakarų Baltarusijoje tiek įvairių gyvenviečių su Žemoj, Žmud ir taip toliau. Taip pat Teležiški. Tai gal tada Žemaitija buvo vakarų Baltarusijoje? Ar mums reiktų tada, gal nežinau, iš Rusijos imti pavyzdį ir skelbti Novą Žemaitiją Baltarusijos vakaruose? Tai tokio lygio niekai visą tai yra. Tada atėjęs į valdžią Tarakonas iš Baltarusių daro rusus su kokybės ženklu. Tiesa, kaip jau matėme, vėliau tas litvinistinės melagienas pradeda jaukintis ir pats. Po 20 metų litvinizmas suvieši dabartinėmis spalvomis su visais šitais veikėjais. Ir reikia nepamiršti, kad visa tai puikiai dera su duginistiniam teorijom. Kaip ir minėjau, jiems reikia atlikti keletą mažų šuolių. Tai yra, kad dabartiniai Baltarusiai yra baltų kilmės rusai. Ir iš esmės ten viskas labai gražiai sugula. Ir visus šitos naratyvus galima sutikti, arba bent jau didžiąją dalį galima sutikti to istoriją Litvai, nesąmonė išleistoji pernai metais. Ir čia svarbu paminėti. Lietuva yra vienintelė valstybė, kuriai Kremliaus režimas, kurios istorijos menkinimui ir niekinimui Kremliaus režimas yra skyręs ištisą monografiją. Aš matau pavardę Grabauskas, čia man atrodo tas pats. Ar... Taip, ten buvo ir lietuvių, visokių išdavikų. Ir ką aš galiu pasakyti, taupykit šovinius. Tai yra labai aiški preliudija. Na ir Baltarusiai taip sukasi Rusijos dezinformacijos verpetuose. Arba jie vienokie arba kitokie rusai, arba jie yra kokie nors tikrieji lietuviai. Ir jie net nepasižiūri, kad yra krūva kitų pasirinkimų. Čia yra simboliai iš buvusių Baltosios Rusijos, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, buvusių kunigaikštysčių, kurias iš esmės lietuviai vienokiu ar kitokiu būdu okupavo. Ir vėliau jie sudarė Lietuvos valstybėje politijas, kaip jau užsiminė trumpai Robert Frost. Kartais sulaukiu klausimų, tai ką siūlot Baltarusiam, nes be LDK jie ten nelabai kažkokią istoriją gali pasidaryti. Aš sakau, nieks nesako, kad juos reikia visiškai įspirti visų pirma. Antra, jie tikrai turi ką atsiremti. Kaip jau minėjau, tas rusieniškas kunigaikštystės, Polocko, Turovo, Pinsko, Naugarduko, kuri trumpai gyvavo Vitebsko, iš dalies Smolensko, iš dalies gal netgi Voluinę galima priskirti. Su jomis ateitų keliais šimtmečiais turtingesnė ir pažangesnė civilizacinė istorija, pavadinkim taip. Mūro tradicija, teisės viršenybės ir rašto tradicija, aš apie šitos dalykus kalbu. Jie tegul nustoja svaigti apie Vilnių, jie turi Polocką ir Turovą, kas buvo labai svarbus religiniai centrai ir kultūriniai centrai. Žilvinas Vitojus labai gerą idėją pametėjo. Baltarusiai, Europos gynėjai nuo rytų ordų. Šiek tiek mažiau mongolų, nes su mongolais jie ten nedaug kariavo ir daugiausiai mokėjo tik tai išpirkas, bet iš mūsų perspektyvos jie suveikia kaip toksai skydas, barjeras. Bet vėlesniais laikais, tai yra kovų su Maskovija laikai 16 amžiuje, tai Baltarusių teritorijos kentėjo labiausiai. Ir Baltarusių protėviai ten vaidino tikrai labai svarbų vaidmenį. Bet vėlgi reikia neapsimest, kad čia vien tik Baltarusiai kovėsi, reikia nepamiršti, kad, didžioji dalis karių, pavadinkim taip, galbūt čia toks istorizmas lengvas, bet suprato, tikiuosi, minti, buvo lietuviai, nereiktų iš mūsų visiškai įspirti. Na ir, kai kalbam apie vėlesnius laikus, tai galima sakyti, kad Baltarusiai savo išminties ir narsos dėka iškilo į LDK elitą. Ir kaip moderniai tautai tokiai pakankamai, kuri iš esmės didžiuojasi savo IT sektorium labai, šitas naratyvas paskutinis turėtų būti itin patrauklus, bet vėlgi yra žvaigždutė, nes Baltarusiai, ukrainiečiai pavyzdžiui turėjo Konstantino Ostrogiškį. Jis labai aiškiai save identifikavo kaip rusą, kaip rusieną, jis buvo stačiatikių tikėjimo ir jis iš esmės praspyrė duris visiems rusienam į LDK elitą, taip jau didesnė apimtimi. Baltarusiai savo Ostrogiškio tokio ryškaus dėja neturi. Dezinformacija ir misinformacija. Dezinformacija yra, kai tu skleidi melą su sąmoningu tikslu suklaidinti, puikiai pats supranti, kad tai yra netiesa, o misinformacija yra, kai tu klaidini kitus, bet tu iš tikrųjų manai, kad tu sakai tiesą. Ir dabar aš visus šitos dalykus apžvelgsiu detaliau. Rūstis Kamuntavičius, tai yra VDU profesorius, jis yra išleidęs knygą Gudijos istorija.
Jis yra gana liūdnai pagarsėjęs, bet aš nedaug žodžiausiu, geriau patys pasižiūrėkime, kas per veikėjas tai yra. Leiskite dabar jums pasiūlyti dar vieną tokį įrašą ir išgirsti jūsų komentarą. Немцы нападают на союзников, и все видят, что правый фланг, литовцы, литовскоговорящие убегают. Они возвращаются на конце. Вот. И все хроники, все всегда писали, что литовцы убежали. Они возвратились на конце. Да? Вот. И это была большая проблема для литовцев. Как доказать, что мы выиграли? После Первой мировой войны в Литве не осталось интеллектуалов, потому что это были поляки, евреи, всякое там люди. Надо было литовскую элиту сделать. И они в 20-е годы, они все, которые там чуть-чуть, эти все из деревень, с кур, оторваны, они все были высланы на запад, в Париж, где хотите, в Берлин, в Швейцарию учиться. И там они научились, и правда, очень сильные историки, архитекты, там, что хочешь, они тут вернулись. Вот, и они видят эту проблему, что надо победить, когда ты убежал. Вот, и они придумали тогда, что это вот коварный трюк Витовта, потому что они как бы научились это у татаров. Ну, это вот все с неба, да, снято. Вот, и все, и выиграли. Поляки очень долго не могли поверить. Ни между военным периодом, ни во время советских. После 90-го года, когда они начали дружить с литовцами, тоже там не выпишешься, не поймешь почему, но их типа стратегический партнер Польша-Литва, да, такой приходит верблюд и там, не знаю, с каким еще там, общать, стратегический партнер, что-то нереально. Но они как бы, это повлияло на историю, короче, там они... Потом какие-то документы, там какое-то письмо какого-то там крестоносца нашли, что он там говорил про какую-то битву, как там что-то литовцы сделали. Ну, то есть все тоже так вот не на 100%, да, это вот какие-то тексты, и выиграли. И вот белорусы со своими этими смоленскими полками, боже ты мой, литовцы убежали, да, тогда крестоносцы натурально начинают, значит, окружать, да, этих союзников. Начинают окружать. И там Витов, кто там еще, Ягела, хрен знает. Но мы говорим Витов, Ягела это плохой, да, потому что он в Польшу уехал. А все, которые в Польшу уезжают, все плохие. Значит, Витов, то что делает? Он ставит там смоленские полки, ну, это полки, да? Не полки, но полки, да? Ставят там, чтобы они обороняли, да? Ну, их там съедают, эти крестоносцы. Ну, понимаете свое место, да? Tai štai, šitas žmogus yra informacinio karo dalis, tai yra kaip sraigtelis naudojamas. Ar jis to nesuvokė, kad taip yra? Tiesą sakant, su Lenkais tikrai esu senai pažįstamas, negirdėjau, kad Lenkas viešai kada nors va šitaip dergtų savo tautą. Для литовцев это важно, потому что тут был первый печатный дом в Литве, в Великом княжестве Литовском. То есть у нас тоже в каждом учебнике есть эта информация, что вот тут вот печатались первые книжки в Великом княжестве Литовском. И, кстати, вот первая литовская книжка была же распечатана в сегодняшнем Калининграде, то есть в Германии. Какая разница в годах там была? Там очень маленько, несколько десяток лет, но вот что значит Вильнюс для белорусов, что значит Вильнюс для литовцев тогда с этой стороны, если посмотреть. То есть все перемешано, да? Литовцев, да, то есть там, как бы, да, с этой стороны как бы Вильнюс есть более как бы для белорусов такой близкий, да, чем для литовцев. И вообще, ну, в 16-м, это случилось в 16 веке, да, первые книжки, первые половины 16 века, и та, и другая. Но если говорить вот в общем про 16, 17, 18 век, так это же вот этот вот район, который напротив нас, вот эта вот сторона Вильнюса, она же была белорусская, да, вот и та сторона, и за ратушем там же жили эти вот, как мы называли исторически, гуды, белорусско-говорящие, ну, в старобелорусском тогда это с языками там было не очень понятно, где там какой. Но жили вот те предки белорусов, можно сказать. А где литовцы в это время жили в Вильнюсе, это большой вопрос, но их было очень мало.
Вот поэтому, может, и логично, что вот и, видите, церковь стоит православная, одна, там есть сразу две церкви вот направо, ну, буквально вот таких расстояний. Там еще одна церковь православная на этой улице. Вот, и это значит, что тут жили вот православные. Кто тогда был православный? Это же были белорусы. А литовцев тут, ну, как бы хотя бы в таких вот количествах-то не было в это время. И вот когда мы говорим о такой незаинтересованности литовцев, всегда нужно иметь в виду как бы и обратную сторону. Это то, что и для белорусов литовцы это скорее такие как чучело, на которое вот удобно бросаться с нападками и обвинять во всех грехах. И можно встретить даже мнение, что вот как бы вот во всех белорусских бедах в итоге виновны литовцы. Почему? Потому что вы украли наше настоящее название Литва, как бы, да, и как бы перебрали историю, и вот поэтому мы, белорусы, травмированные и не можем создать себе нормальное общество и государство. Ну, видишь, ну, так и должно быть, да. Ну, то есть ты соглашаешься с этим? Такие, ну, стереотипически видишь такие вот, да, ну вот, и, ну, так получается, ну, что делать. История ВКЛ, какая она была? Что это за проект? Сразу так скажу, не хватает источников, чтобы нормально объяснить, как создавалось Великое княжество Литовское. Да? Не хватает. По многим, вот как эти вот литовцы с белорусами, как они содействовали в начале, в 13 веке особенно. Что вы признали, что погоня это как бы, ну, славянский символ? Да, есть. Ну, до конца, конечно, как всегда, непонятно. Погоня была и в Западе, и в Беларуси. И только потом она появилась в Литве. Ну, наши князья начали. Понимаете, это, ну, есть такие доказательства, ну, что погоня была и у вас, перед тем, как она стала нашей. Литвинизм, такого феномена вообще нету. Это придумали больше и развили, особенно наши националисты, радикалы. Другие радикалы это поймали. Такого нету. Если вы... То есть это придумана фикция для того, чтобы поссорить литовцев с белорусами. Вы рассматриваете, что это могли быть, не знаю, какие-то русские спецслужбы? Это могли быть и русские спецслужбы, литовские националисты, вот, или один, и тот, и другой. Вот, потому что этого нету. То есть то, что понимается в Литве по словам литвинизма, такого феномена нету. Нету. Понимаете, особенно так распространено, как вот они говорят. Они понимают про литвинизм это всю белорусскую историографию. Все, что белорусы пишут, это литвинизм. Tai va, aš klausiu jo, kodėl jis naudoja lietuvisų pavadinimą lietuvis. Sako, tam, kad parodyti lietuviam pagarbą. Nu, jisai taip supranta. Lietuvisas yra pagarbos žodis. Nu, bet jūs, ta prasme, mums reikia, vat mes jų nesuprantam jų mąstymo, tai mes bėgiojam ir bijom visko. Esmė yra pagal jų mąstymą, pagal baltarusių, kad didžiausia pagarba yra, kai tu vadini žmogų taip, kaip jisai pats save vadina. Ir sako, nu tai žiūrėkite, LDK gyventojai yra licvinai baltarusių kalboje. Licvinų dauguma yra gudai. Tai dabar, kad mūsų neįžeidinėti ir mūsų nevadinti tais licvinais, kurių dauguma kalba gudiškai, jie sako, pavadinsim jūs taip, kaip jūs patys vadiname, lietuviais. Ir iš viso, mes vat, kartu, jūs aišku labiau negu aš, bet aš irgi kažkiek tai prisidedu, įtikinsim lietuvius, kad... Taip ir reikia. Kad Vilnius yra baltarusiškas, ką jūs mat irgi patys pasakėte daug kartų, čia ruskė mestų ir taip toliau, mes neginam lietuviško Vilniaus, reiškia visą tai pas savo banknotuose žymisi baltarusių KGB tenai ir Putino visą ten tą žymisi ir tada jie baltarusiam ir rusam paaiškins, reiškia, kad Vilnius yra jų, mes jau padarysim savo darbą, lietuvius įtikinsim, kad Vilnius yra baltarusių ir tada jie ateis su tankais ir pasiims Vilnių. Aišku. Nejuokauk. Mes dirbam kaip penktoji kolona. Čia buvo keletą kartų, ar net 14 paminėtas Rūstis Kamuntavičius ir jo pasisakymai, kartais net per nacionalinį transliuotoją su kitu profesorium, 50 minučių iškreiptų faktų, aiškių vykstančių dalykų neįgymo
Ir mes nesulaukėm jokių reakcijų. Jokių reakcijų nei iš kolegų istorikų, mes nesulaukėm reakcijų nei iš vadovų akademinių organizacijų, kuriam tie minėti istorikai priklauso. Pagal dabar galiojančią informacinio karo vertinimo schemą, čia su analitikais buvo prisėsta, pažiūrėta ir va tie teiginiai neatitinkantis tiesos, jie jau vienareikšmiai gali būti vertinami kaip trečio lygio informacinis incidentas, į kurį jau turėtų reaguoti akademinės institucijos. Bet tų reakcijų nėra, todėl klausimas tiesiog visiems pasisakiusiam. Kaip Jūs manot, kodėl? Kodėl nėra iš akademinės pusės reakcijų? Jos yra, bet atminkit, yra toks dalykas, vienas dalykas, labai slidus kaip akademinė laisvė. Antras dalykas, pažiūrėkite, čia gražiai pristatėt Jūs Rūstį Komuntavičių, bet atkreipkite dėmesį, kokios būtent Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės specialistas jis yra. Jis kalba ne apie savo dalykus, jeigu jau taip rimtai kalbant. Todėl jį rimtai kolegos nežiūri. Štai jums atsakymas. Iš vienos pusės, kaip ir laisvas žmogus, gali kalbėti, ką nori, o iš kitos pusės, jis niekaip neprisidėjęs prie istoriografijos susijusios, tarkim, su Lietuvos valstybės susidarimu, jis beveik nieko neišmano vėlgi apie kalbas, turiu galvoje tą vadinamąją oficialią Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kalbą, kurios niekada nebuvo vienos ir panašiai. Todėl, ko jo klausti? Suprantat? Ko jo klausti? Вот мои коллеги, историки из истории института вот были в Вильнюсе, они говорили, вот не знаю, 10 лет даже тому назад, они говорили, вот хорошо, что в Белоруссии есть Лукашенко, потому что если его уберут и придут демократические силы, тогда белорусы отнимут нашу историю. А вот отнимут, тогда литовцев уже не будет. То есть это то же самое, что отнять Вильнюс. Вот литовцы боятся, что белорусы отнимут историю, тогда отнимут Вильнюс. Ні, Шановні литовці, так не буде. пробачте, ніколи ми навіть не поспробуємо. Дякую, у нас усе є. Коротенький отказ на опошнє питання. Чий холодник? Да, конечно, литовский. Вось і все. Вось на гэты адказ не ведаю, ці добры гэты адказ, але на гэты. Tai aš manau, Jūs ne tik supratot, bet ir pajautėt. Čia ne tik mes sakom šitą, jam patys Baltarusiai, pačių Baltarusių sociologas tiesiai akis pasako. Ir jis vis tiek toliau meluoja. Tai čia aš noriu 3 momentus užfiksuoti. Pirma, nuvažiuoti į režimo valdomą šalį, skaityti paskaitos, taip lengvai to nepadarysi. Faktas, turi būti arba užverbuotas, arba bent jau palankus jam. Taip. Parankus, gal taip reiktų pasakyti. Taip. Antras momentas, pažiūrėkit, kiek daug jis meluoja vien dėl šitos temos. Ir kaip akiplėšiškai. Dėl ko jis dar meluoja? Turiuomenį, jis yra absoliučiai nepatikimas informacijos šaltinis, ko gero jokiais klausimais. Ir tada trečias punktas yra tas, kad aš esu Rūstį konfrontavęs renginėje, kuomet buvo atvykęs tas Vladimir Arlau, jisai pirmame filmuke figuravo. Ir Rūstis naudojo tokias labai klasikinės dezinformacijos technikas ir labai meistriškai. Tai priežasties apmainimas su pasekme, kalbos sukimas į šoną ir pasakos apie kažkokį humanizmą ir žmogiškas vertybės. Akivaizdžių faktų neigimas, kur tiesiog jam visi šaltiniai parodyti Arlau nesąmonių, jis apsimeta, kad jų nėra. Ir kai tu visą šitą matai, aš taip paimti ir teikti, jog Rūstis yra agentas KGB. Aišku, aš negaliu, čia nėra pakankamai įrodymų. Bet minčių ir įtarimų įvairių kyla. Tikrai, pripažinkit. Savoka, naudingas idiotas. Man labai daug kas užstringa jame, kalbos nėra, bet aš tiesiog, kai matau, kai jis tokiais atvejais sakoma, įstatęs kiaulės akis aiškina, pats puikiai suprasdamas, kad tai yra nesąmonė, kad baltarusių šovinistai mūsų vadina lietuvysais iš pagarbos, kad čia yra mūsų endoetnonimas. Jis žino, kad taip nėra, jis žino, kad tai yra pažeminimo forma. Ir dar grįžtant prieš tai, paskaitos pradžioje tai buvo Kraucevičius, jau jeigu jis yra akademinio pasaulio žmogus, o jis toks tipo yra, tai jis galėjo tą paprastą kirčiavimą susitvarkyti, kaip, pavyzdžiui, teisingai sukirčiavo Poznekas. Tas tai teisingai sukirčiavo. Tai lietuvys, lietuva, tai grašis jam yra kaina, kaip akademinio pasaulio atstovui, nes jeigu
jeigu tu tokių smulkmenų, čia galima sakyti, kad čia lingvistinė smulkmena, ne, čia nesmulkmena, čia yra detalė, viena iš detalių, kurioje slypi velnias. Tai vat Komuntavičius, kai jis statęs kiaulės akutes sako, kad tai yra iš pagarbos mums, jie mus vadina šitais iš esmės pejoratyvais. Melas, šlikštus, apgailėtinas, žemiausios prabos, Gebelso ir ta visa jo povyza veido išraiška. Tai aš nežinau, kas gali būti šlikščiau negu tai, ką aš matau, vat, kai tu man įrodai čia. Ne tik man, aišku. Ir aš prieš judėdamas toliau dar kartą noriu pabrėžti tą momentą. Patys baltarusų sociologai pripažįsta, kad yra bėda. Taigi, akivaizdu, die mano. Pradžiai buvo, kad litvinizmo nėra, po to, kad jis yra nereikšmingas, o dabar jau jis yra smerkiamas. Iš esmės, Svetlanos Tichanovskajos biuras turi du pasirinkimus. A. Pripažinti, kad yra problema, rodyti lyderystę ir jas spręsti. B. Sukti uodegą, muilinti temą ir mėginti taip išlaikyti litvinistiškai nusteikusios diasporos prielankumą. Aš sakau, kad jie pasirinko antrą variantą. Pastebėkit, kad jie labai daug kalba visko ir aš norėdamas tą viską šiek tiek dekonstruoti, sakau, žiūrėkit, einam prie konkrečių veiksmų, darbų, kurie galėtų spręsti problemą. Ar galėtumėt esminius litvinistus paskelbti persona non grata visose oficialiuose renginiuose? Jie sako tai, ko nėra, bet jie niekada nepasako, kas yra. Tai jūs pasakykit, kas čia per asmenis ir jūs pasakykit, kaip tada tie baltarusiai mato tą istoriją. O nekalbėkite, kad čia bendra valstybė, čia nieks neegzistuoja, tai sakykit, kas egzistuoja. Ir pabaigai, ar galėtumėt paimti ir pripažinti viešoje komunikacijoje pačius paprasčiausius mokslų visiškai pagrįstus teiginius apie Lietuvos ir LDK istoriją, ten, kur nėra jokių kontroversijų. Apie tai, kad lietuviai kūrė valstybę, apie tai, kad iš esmės rusėnai buvo okupuoti iš galios pozicijos ir taip toliau ir taip toliau. Tai visų šitų dalykų nėra. Jūs ko gero esate girdėję apie tai, kad čia Baltarusiai tiesiog domisi savo istoriją, o ką daryti su Baltarusijoje likusia Lietuva, Pahonė ir Vytis du skirtingi dalykai ir daug kitų kvailysčių.